Socdemai vis tiek nori panaikinti arba užbaigti desovietizavimo procesą. Vis tiek šiandien įdėjo į darbotvarkę klausimą, kuriuo jie nori sustabdyti procesą, kuris vyko nuo 23 metų. Kodėl jis svarbus? Dekomunizavimas yra tas procesas, kuris leidžia mums pirmiausia suprasti, kas nutiko su abiejais totalitariniais režimais, ką jie mums padarė ir kodėl tokie ženklai neturi likti gatvėse, erdvėse, na ir žinoma mūsų ir galvose. Socdemams svarbu likti prie senųjų herojų. Salomėja Nėris, Petras Cvirka, Raudonos žvaigždės ir sovietiniai kapai. Deja, jie neturi valios ir stiprybės pažiūrėti istorijai į akis taip, kokia ji iš tikrųjų ir buvo. Nepalaikysim šio jų siūlymo ir sieksim, kad dekomunizavimas tęstųsi. Tai tikrai labai svarbus procesas visai mūsų visuomeniai ir žinoma mūsų istorijai ir mūsų savigarbai.